Šiandien turėjome išvažiuoti anksti ryte, bet nes šiandien žmonai reikėjo atlikti skambutį dėl darbo. Paskui buvo audra baisi, su žaibais vėl, tiek buvo vėl žaibų, kad negalėjau aš tas kalnas važiuoti, man buvo baisu tikrai. Nu tai vat vėl važiuoju dabar 2 valandą jau į vakarienės, tik tai kažkiek valandų liko. Kiek spėsim, jau ką mus paims. Debesys vis dar tokie piktoki. Reikia tikėtis, kad kažkur iš ten atslinks vėl nauja audra. Kairėje San Marino nugarą, sėdamės iš galo. O tiesiai kažkur ten mūsų Karpenija. O dabar kalnas ir mes taupom biškį baiko bateriją, tai biškį dirbam labiau negu įprastai, kas turbūt yra sveika. Didelis šuoviganis, bet nepuola, tik žiūri mane. Čia vakar gyveno silkiai. Gal dar jų būtų? Nesimato. Mūtas, kadangi pasirinkau Extreme Enduro Electric Mountain Bike Cycling, nes be abejo aš toks ir esu, tai va jis dabar nuvedė mane puikių kelių. Maršrutas tai 5 km, 1,5 km sukilimo ir va tokio, važiuoju dabar ant 5 km per valandą per kažkokius šlapius akmenis šlapi su mėštu susimaišę kažkokiai. 500 meters, nu okei. Prasme, čia nėra mano jėgoms. Čia tie akmenys, jie atviri. Musės ten tai būna spigliai sulindo į mėsą. Va, spigliai linda į mėsą dabar. Negaliu stotis. Judėsiu priekį. Čia net ne tai, kad techninis čia tiesiog saks. Bet cool. Kartu ir cool. Išsivalom iš mėsos spyglius. Auč! Jėzus Marija.
Per daug prisikroviau daiktų. Susikroviau visas savo baimės. 2 lempas. Ten vandens belinkiek. Visokie. Tiesą sakant, nežinau kas, bet jaučiu, kad labai daug kas skamba visur. Žmonės paliko atvirus vartelius, parašė, kad čia galima užeiti į šitą private property. Ir pažiūrėkite. Kaip gražu. Pažiūrėkite. Kažkas pasistengia tikrai gražiai. Ten arkliukas. O ten tolumoj Karpenijos kalnas, į kurį važiuojame pirmiausia. Už jo bus Saso Simonė, jeigu spėsim. Gyvenk tokiu būdu, kad norint, man atrodo, tavo žingsniai visada būtų su gėlėmis, maždaug taip čia verčiasi. Gal truputį sunku išversti. Nelabai graži vieta, tokia rami. Gaila, kad gyvenime nėra daug laiko sustoti, bet pavyzdžiui, šiandien ir paleisi porą valandų tiesiog pasidėti, paskaityti. Na, kaip tą padaryti, nežinau. Gal kažkada išmoksim. Atsivėrė Karpenija. Kalnas, kur kilsiu. Žiūrėkite. O, brolyti. Tai aš ten turiu viršūnę užkilti. Ir dar paskui atseit už ten dar atseit turiu toliau nuvažiuoti į kitą kalną. Oho. Oho. Na, jeigu taip sakai, komutė. Jeigu taip sakai, taip ir darysim. Čia yra iš tikrųjų, kur komutas mane veda. Nu, bandykim čia kažkaip važiuoti. Čia ūkininkų laukai. Nu, tai kad čia ne kelias, komutė, kaip tu mane čia nuvedei? Čia ūkininkų laukas su kažkokiamis grįstų, net
nevežė čia kažkoks. Nu, okei, gal čia ir kelias. O, tos spygliuotus krūmus. Vau, čia kaip. Nu jo, čia mountain biking. Pažįstu. Mountain ir... Wow. Čia enduro. Tikrai enduro. O, brolytė. Čia su kliplės pedalais jau biškį man darosi baisoka. O, brolytė. Žinot ką? Čia kliplės pedalai man nepatinka. Aš čia vos laikus ant... Manau, stumkime. Auč, viskas čia aplink bado. Nu, galvau, ko prašiau iš kalmūtų. Negaliu kritikuoti jo. Kažkaip jaučiu, kad čia būčiau geriau praleidęs gal laiką nusineręs tiesiog kelių. Bet buvo fun. Skraido naikintuvai. Aš prašau kelią. Šiaip tai čia žiauriai gražu. Tas man čia yra... Man čia asmeniškai yra cyclinimo idealas. Žali kalnai, akmeningos tokios kalvos. Upelių yra, nes šiandien pats maudžiuosi kriokliuose. Čia yra nuostabu man. Šiaip tai visai čia įsigyčiau kažkokį namelį. Kebiną. Va čia vat ir norėčiau. Reikia kažkaip išjungt kamerą. Čia tokie biški purvai prasidėjo. Tie purvai, na jie mažiau malonus, nes mūsis dar labai puola. Prasme, žiauriai taškus, purvutas purvas yra mėšlo kvapą. Aha. Brolyti. Čia po vakar audros viskas yra. Vakar čia buvo tokia audra. Ačiū. Koks gyvenime nesu matęs niekur. Pažiūrėkite. Tikrai artėjom prie Karpenijos, tik tai puro prisikopė ant ratų. Čia Brozdinėse. Pažiūrėkite ten. Nu va čia tai jau papuolėm dabar. Ta prasme, viskas čia yra gervogės faktiškai. Auč! Jeigu ne gervogės, tai jaučiu kokie nuodingi lapai. Ne, nu čia nelabai, ta prasme, nelabai čia gerai. Kažkaip kitaip čia reikia spręsti šitą vietą. Nu, bandom leisti. Gal pagerės. Dar drugeliai burna dabar. Dar drugelių. Spygliai, fuck. Jesus Christ.
Ta prasme, čia netoks... Musė iš šalmo lindo. Šitas man nepatinka vieta. Ką tik buvo gražiausia vieta pasaulyje, bet atseit, čia tai sucks. Čia tie akmenys gal ir fun, bet tie visi krūmai tai ne fun. Čia jau šitą rūpę bus kokia nors. Atsiprašau, aš dabar įsprūdo. Ta prasme, nu... Jo. Auč, fuck, barščiai čia dar. Ne, nu čia tai backwater yra kažkoks, tai tikrai. Visur kraujas plūsta iš manęs. Barščiai dilgina. Nu, kas tikrai nėra gerai. Šita vieta man nepatinka visai. My God. Kalno, kur mes keliaujam, išteka nuostabus krioklys. Na, ubelis su kriokliu. Žiūrėkite. Ar neverta į tokį kalną užkilti, kuris turi tokį krioklį. Paskui aš geriau parodysiu jums. Nes čia aš jau ryte maudžiusi. Tai aš tikrai trumpam užsuku. Įdėsiu kadrų iš ryto maudynių. Nuostabi vieta. Čia Vokietija čiulba tvora, kreiva, debesis. Pažiūrėkit. Ar čia, ta prasme, nėra fantastika? Persika toks piršt mūsų, kad nejuokinga. Nežinau, ar jos matosi. Bet aš nemanau, kad jos nori ką nors gero iš manęs. Prasme,
spiečius. Stengiuosi magaluotis visas. Kas baisiausia, kad iš parato eina tiek purvo, kad tu nebežinai, kur musė nutupė, o kur, fuck. O kur, ne musė. Kur aš čia esu? Čia man nereikėjo. Čia iš baimės. Važiavau čia. Iš baimės bus suėstas mūsų. Čia saulė jau nebėra. Bet dėja man reikia šešėlį. Ir aš čia esu. Žemyn. Jūs juokaujat. Na gerai. Ko aš nelabai noriu, tai vat nusileisti į pačią tą daubą. Prasme, geriau jau būtume užkilę. Ten į viršų, ne čia leidės. Tamsu. Nieko nesimato, šiaip panudas. Galėtų numatyti tokius dalykus, blyn. Prateka upeliai iš kalnų. Jie tokie nelabai net ir subtilūs buvo. Buvau sutikęs ūkininką ir jisai man pasakė, kad turbūt nepravažiuosi čia. Turbūt tas komutas tave nuvedė neidealiais gal keliais. Ir žinot ką? Aš jums parodysiu.
noriu parodyti. Nežinau, ar tai matosi, kas nors. Tas mato, bet, nu, ta prasme. Su dviračiu čia. Ką žina? Čia. Pieščias gal. Bet su elektriniu dviračiu bijau, kad... Nu, čia ne man. Gerai. Einam, ieškosim kokio kito kelio ar ko nors. Šiaip gaila, nes tai reiškia, kad galime nespėt. Nes čia visas tas pasikeičia visas maršrutas. Tai ne kažkas. Dviratis tada taip. Upelė vis dar teka, aš bandau ieškoti kelio aplinkui šitą vietą, kur taip ir jaučiau, kad bus blogai. Kur nereikėjo leisti žemyn. Nes čia tiesiog, nu, viskas iškraušta mirtinai. Bandom pasiekti tą vietą, daugmaž tą kelią, kur be reikalo nusukom. Čia problemas kaip ir visur, net ir su baiku yra ką veikti čia. Akmenys labai slidus, netiksliau labai apvalūs, pridenasi. Turi baigtis ir prasidėti kažkoks tai kelias, kuris komutė pažymėtas kaip tiesiog trail, o ne road. Tai vat, Jesus Christ. Tai va turbūt čia jis yra. Jo. Nu tai. Nu tai ką aš galiu pasakyti? Nu bandom kažką daryti, bet iš šito nevažiuoja. Tasme, akmenys iššoka, iš aparato ir viskas sustoja. Mes džiaugiamės funkciją, kur leidžia padėti stumti dviratį šitai kalną. Tai yra rieda labai lėtai. Gal čia jau toj galėsim važiuoti vėl. Sucks, bet cool. Tokia nuostabi pieva. Žiūrėkite, net jeigu nepasieksiu ten viršaus Karpenijos, tai bent jau šitoj pievoj noriu pabūti. Žiūrėkite, kas ten per gražus dalykas. Šitas regionas, nu mano nuomonė. Čia beje Emilija Romanija ir čia man atrodo kertasi su Marčia. Kaip tik va čia va kažkur tai. Fantastika. Turbūt atsigerkim saulėje, nes saulėje puola sparvos. Važiuojam toliau. Paliekam apsigražą vietą. Bandom surasti toliau tą rausą. Kažkaip optimizmo labai nesukelia, žinant, kas buvo anksčiau. Matau, bet to, kas yra čia. Statu kaip ten, nes jūs čia nematot, bet žinokit, mano, čia yra statu. Kyla piestų viskas. Your route is 1.1 kilometers left of you. Tikiuosi, čia lokių nėra. Škac lokiai. Škac. Kalno takelį. Jis daug geresnis iš tos, kur ten buvom. Nu gal čia kažką
darysim, komutas kol kas niekas nedaro daugiau, jis perplanuoja, nesprantu aš. Jam kažkaip yra beyond. Gal dėl to, kad čia... Gal dėl to, kad čia va toks atrodo yra. Ar jūs matot? Opa. Nu, okei. Ten takelis toliau eina, tai ką, čia upė, tai tikiuosi dabar jinai nepatvins čia mums. 8 kilai. Ten įkriskim geriau. Čia tai daras ir aukštokas, sakyčiau. Tai prasme, jau kristum, tai užsimuštum viskas. Jūs gal nematot, bet... Va ten, iš to viskas yra vala. Ir sklendžia erelis. Tai jau geriau nenukrist. Ta uola taip apgaulingai užstoja šitie vat krūmeliai, kurie čia auga. Tai gal jie ir tave sulaikytų, o gal ir nesulaikytų. Kažkas labai negerai su bėgiais. Žinau, kad reikia dabar pažiūrėti, kol dar nesugedo. Bet žiauriai tingiu. O taip. O taip. Saulė vabalai išnyko. Nebaisu.
važiuosiu. Nu tai tada blogai, bet kitą dieną reikės. Dabar čia į priekį maršrutas labai šlykščiai neveda į tą kalną, pasirodo. Veda į akmenį Simono, sąsodį Simonė. Simono akmuo ir tada tik tai jau grįžtant pro viršūnę. Grįžtant, kai pataikė išsikrovus ir kai jėgų nebe. Nu tai žodžiu. Anta. Ir šiaip tai toks yra džiaugsmas. Dar vakar kalbėjau, kad plentas saks. Bet žinokit, visai nesaks. Plentas nuostabu yra. Asfaltas tas kietas, minkštas, tas geras. Vyras pažiūrėjo, kad kalbuosi savim. Taigi dabar kilsim ir oi, pakilsim daug. Taip kad važiuojam. Čia darosi aukščiau ir labai gražu, pažiūrėk debesį. Gal aš nebekalbėsiu. Kiek kartų galima sakyti, kad gražu. Gryčiai. Galima čia užsukti kavytės išgerti. Pasižiūrim, ar veikia. Atsigėrus spraito ir kavos. Daug geriau yra. Praėjo tas toks žolių subadymo pyktis. Tiksliau pyktis radas dėl žolių subadymo. Subadymo žolių. Žodžiu atsipalaidavome. Reikėtų dažniau sustoti išgerti kavos. Geras ženklas, kad kelias turėjo ženklą į Sasų Simonę, tai yra ten, kur mes ir norim. Tai jau tada komutas kaip ir gal šuminkim, kad teisingai čia rodo. Važiuojame čia toliau aukščiau. Košmaras. Smusis tai yra košmaras. Prieknai sunku, nes kavą net iš motorą. Tu negali taip greitai minti. O, žiūrėkite, jau matosi. Saso, Simonė. Kaip esterinė. Dabar kažkodėl tai komutas siūlo mums kitur negu rodo trailsas. Na, pasitikėkim jo. Šiaip tai gražu. Čia man patinka. O čia tai kaip esternė. Važiuojam toliau. Wow. Čia tai kažkas kita yra.
Oi, daro sunku įsiklipinti. Man to užsitešė kažkaip provaisti. Klipsai. Wow. O, wow. Ne, nu čia žinokit, teks daugiau sėdinėti, pafilmuoti, na. Čia yra įspūdinga. Toks biškai kyla vėjas ir turbūt nykus debesis kyla. Tokie, sakyčiau, kur vėl galbūt žaibas galėtų būti iš jų. Tas truputėlį kelia Kasparui nerimą. Nes nėra, kad mes būtume žemai arba kad čia būtų aplinkui kažkokių aukštesnių medžių už mane labai daug, stipriai. O, karvytės. Tas kelias, šiuo metu važiuoju, kur kyla ratas. Piestas. Piestas vėl, piestas. Prasme. Nėra čia lengva. Švartas visą laiką apie 100 pakenčiamai. Gyvensi, jeigu nebus žaibo. Nu ir daros visai aukštai čia, žinokit. Prasme. Visai aukštai ir tokių vietavų yra, kur labai norėčiau patyrinėti. Prasme. Visur čia kaip filme. Labai gražu. Aš dėl to neišjungiu kameros. Nors žinau, kad bus nuobodu žiūrėti, bet jeigu jau filmuotas nesąmonės su krūmais kažkokiais, tai čia tada jau tikrai reikia filmuoti. Ir ketinu šitą palikti visą. O, pažvelkite. Galėjo nebūti šitą. Bet nėra toks šlapas, aš dievu mėšnas. Gaila mano daiktų, telefono, viską. Kodėl čia purvas, o ne veknės?
stabu. O, stabu. Čia visur gali. Visur gali tarpti. O. Nu, čia biški vertikalu. Va to, kad aš nemėgstu. Ta prasme, čia kažkokios keistos pėdas yra. Vau, čia kaip japoniškam sode. Tokie akmenys. Grynai tokie. Karvės išgąsdina mane, tos parvos, jie laukia kraujo, o kraujo paleido vėl tos, vėl spygliai, ką tai paleido kraują. Purvas stabdo tada patirti. Šiaip čia nėra lengva. Auč. Lemba. Labai išgąsdina tos karvės. Nemačiau, kad tai pultų niekada. Na geras žinias, kad jeigu ką, tai žemyn čia bus lengviau, nes čia visą laiką aukštyn. Fuck. Kalnai. Tos parvos pradeda užlįsti ant tiek, net nebegaliu stoti, nes, nu. Artėjame. Čia ganyklos, tokios kaip kažkokiose prerijose. Grynai kaip iš filmo. Westernus aš labai mėgstu. Kaip ir mano močiutė. Bent jau man taip sakė. Auč. Nu, kraujas visur. Stop recording. Stop. Stop recording. Išbandysime kitą vietą kameros. Tai yra ant šalmo. Čia nematysit mano bjauraus veido. Gal matysit daugiau aplinkos, tai ir aš galėsiu parinkti geresnį vaizdą. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Čia tai awkward.
fantastiška vieta, kur taip tokia stepė kažkokia. Čia prisėdi ir geri kavą. Vau. O kas ten? Irgi labai gražu. Neįtikėtina, bet Italijai darėsi šalta. Vasaros vidury, ne vidury, gerai gale, ne vidury. Tiek niekada nebūčiau pagalvojęs. Tai pasakysiu, kad Mars. Ką daugiau uogos kažkokios tai. Gal nevalgysiu geriau. Gal tai visai nekadagys, gal čia koks šunkadagys. O, mėšlas. Ar jau turbūt kažkokio. Gal dėl to, kad į kalną. Kaip jaučiu, kad šiandien Karpenija jau nebe tą kalną. Užteksti čia, pažiūrėk.
kaip ten patekti kol kas. Yra pėsčiųjų už manęs. Tai tiesiog pasėdam pasėdėti. Tas medis, bet nu tiesiog fantastiškas. Kaip iš hobito kokio nors. Tiesiog neįtikėtinas. Ir eiti va ten. Kaip mes tai padarysime, Dievas tai žino. Pėsčiomis ten aš mielai nueičiau, bet su baiku, ne. Bandom pro kitą pusę apvažiuoti kažkaip tai. Kažkaip, čia tavas neturi būti galimybė prieiti prie to akmens, žinai. Čia jisai, bet nu. Čia kaip ir uždaryta. Pėsčiajam čia būtų lengva pralysti. Labai aš čia noriu varyti vienas dviračiu. Nu gerai. Bandom kelią kitą surasti. Čia tai keista vietelė. Nežinau, ar tokia jau malonė iš tikrųjų. Akmenų sodas toks. Lyg būtų, nežinau, troliai čia nusileidę. Per tamsu čia ir su mano šitais akiniais jau. Deja.
Kaip man iš čia išvažiuoti, draugai? Neįsivaizduoju. Kažkoks treilsas čia eiti yra, bet jisai netoks kokį norėčiau matyti. Jau kad teks. Teks grįžti atgal. What the fuck tas? Nu, nes čia tai ne, čia pėsčiųjų treilsas. Čia aš nenoriu važiuoti visai. Ouch. Ouch, fuck. Jam čia labai slidu, žinokit. Šiaurės slidu. Ouch. Jau šitą kelionį pasižymėjau kaip ypatingas keliautojas, vadinkim. Įstikinam, kad tikrai čia išves kur reikia į gatvę mus. Jo, ir tada jau komitinam. Ok. Oh, Jesus Christ. Ne, nu čia sunku yra. Kur aš čia patekau?
Wow. Nu čia ne dviračiams trėsas. Gal aš čia ir praeisiu pėsčias. Reikia sekti, kad čia važiuočiau. Čia bus galas kitaip. Ne, šiandien karpenijos jau nebus. Iš čia jau gyvas ištrūksiu. Tai nežinau, ar aš dar ją skirtai. Šiaip tai būsiu atviras. Man čia gana baisu yra. Ta prasme, aš nežinau, ar aš čia ištrūksiu. Ar ne, va kažkokios pelkės prasidėjo. Nelabai čia man patinka, tai pasakius. Upė.
Mergelė. Faktiškai čia aš nevažiuoju nekiek, bet nebedaug liko, nu iki to jau, ką aš žinau, iki to didesnį trailsą. Bandau. Žiauriai sunku čia. Ta prasme, slysta viskas. Purvas. Jau įsijungiu Max pagalbą, nes nu... Viskas, čia aš pats ten nepažiūrėčiau. Šiuo metu jau mane veža grinai variklis ir baterija. Gėda, bet taip jau yra. Man atrodo, čia labiau iš tokios kaip baimės. Kad čia vienas ir numirsiu. Negu iš tokio fizinio realaus ištekimo. Nu bet vis tiek. Gerai, kad jisai yra geras braus variklis. O, 90 Nm. O, ne, pasisuko ir viskas. Reikėtų padangas išsileisti, bet... Kai tokie važinėja, kaip aš, skundžiasi, kad negali važiuoti su padangom perpustom. Ateitiems purvas, ateitiems sunku čia. Na žiūrėkit, išsigelbėjom. Pagrindinis trailsas. O, kaip gera. O, vargelė, ir oro atsirado iš karto. Viskas. Važiuojam žemyn. Saso Simonė mes jau prisižiūrėjom, žinokit. Jau daugiau aš nebenoriu šiandien. Taip, kad galime leisti žemyn. Gali būti, kad man nelabai tinka tokios vietos uždaros, kaip ten ką tik buvo. Ten tiesą sakant, šiaip baisu yra. Kaip iš siaubo filmo. Na, literaliai baisu, net suaugusiam vyrui. Čia aišku turbūt dėl to, kad aš niekada nevaikštau po tokias vietas. Tik įsivaizduoju, kad esu outdoors, bet... Nu, bet vis tiek keista. Man kiek čia tamsu yra. Grinai tik lokį ir sudikti šitoje vietoje. Ouch, fuck! Įgėlė kažkoks vabalas. Taip skaudžiai. Fucking fuck. Sucks. Not cool at all. Ouch. Jūs turbūt nematot per video, ant kiek čia kratosi viskas. Nes jūs nuo mano stabilizuotos galvos ir dar su
GI Osmo Hypersmooth stabilizacija. O, bet tikrovėje čia yra košmaras. Prasme, viskas kratosi visą laiką. Ant tiek, kad nusiaubas. Niekur kitur aš noriu. Šiandien jau vis dar leidžiamės. Leidžiamės čia gana ilgai iš tikrųjų. Toks nuobodokas tas leidimas šitas. Tiesiog važiuoji per tokį kelią ir viskas. Labai jau ilgas. Aš jau laukiu, kol kas nors pasikeis. O čia vis va toks nutekėjimo kanalas. Čia matosi Surteko upeliai visur va tokie va, kas nežinau, 50 metrų ar dažniau. Ir toliau tada leidėsi. Vėl upelis. Ir vėl leidėsi. Pakeilimas buvo daug įspūdingesnis, šiaip tai gailiuosi dabar, kad nesileidau pro tą patį kelią, kur atvažiavau. Nes ten tai buvo westerninis kelias. Nu va, žiūrėkite. Kažkas jau darosi artėja kelias. Už kelio. Restoranas. O čia atseit dar military area. Boring shit. Važiuoji, purvas taškas į burną. Labai užkniso nusėdimas šitas prasme. Labai nerekomenduoju šito kelio atgal. O, tiesą sakant, tikrai plentas ir saulė pagaliau. Kaip gera yra saulė. O, tiesiog atgaiva sielai. Plentas čia gražesnis už tą. Pažiūrėkite. Nufotografavome, biškai važiuojame ir užbaigsim savo kelionę. Žmona mane pasiims su mašina, sakė jau, Karpenė rytoj gal, ten kažkur tos kalnus.
O dabar sakė mane praus su vandens buteliu ir tiesiai į restoraną. Nu tai tikėsis, kad tas planas pavyks. Čia bus labai neblogai dviratint plautis, ne visur tas purvas. Gaila vargšų. Kada nebeįsikiša, ne kiek. Šlykštus purvas buvo, šlykštus. Apvažiavome mes tą akmenį. Prolyti tai buvo sunku. Kažkur tose miškuose siaubingose buvau nepasiklydęs, bet ten šešėliuose. Kažkur buvau lindęs. Nepatiko man jie. tą aš galiu pasakyti drąsiai. Jeigu pėsčiomis eiti, tai taip. Bet kažkaip su dviračiu labai nepatiko, nežinau kodėl. Jaučiausi įkalintas ten. Nu, bet dabar viskas gerai. Labai šiaip gražu. Apart to miško, buvo nuostabu. Gerai, važiuojame. Žinai ką, pakylam dar kartelį iki debesies. Pasižiūrim kartą į debesį. Saulė leidžiasi. Nuostabūs vaizdai. Nemeluosiu, užpakalis. Toks biškį vidutinės jau. Su va tokiu debesimi ir baigsiu šiandienos kelionę turbūt. Gal dar filmuosiu, kaip nusileidžiu į miestą, bet šiaip tai buvo smagu, išskyrus kelis etapus. Ir to važiuosim aukštyn, dar aukščiau.
Kur aš čia važiuoju, aš nesuprantu. Pravažiuoju vis. Takelius. Čia turėtų būti fan, nes čia leisimės daug. O. Sakant, fan, kol neužsimuši. Rastas paukštas. Bet man vardas. Uf, 40 ir toks trampinės. Wow, čia tai geras įsivedimas. Gal ir nelabai techniškas nors, bet bent jau ne tas nuobodus, kaip jau buvo anksčiau. Yra ką pažiūrėti čia. Čia nuostabios vietos. Nuostabios. Nu tiesiog. Važiuojam pas žmoną. Čia tai rimti reikia nelabai bus. Tikrai nelabai. Nelabai. Turėsiu dilti iš karto. Gal ir ne. O, pačiam gale į tą valą, aš žiūrėjau.